Sveiki, čia laida Alfa taškas ir naujajam Seimui pradėjus darbą, toliau tęsėme pažintį su pirmą kartą Seimo nariais. Tai yra nebūtinai žmonės, kurie yra toli nuo politikos, kai kuriuos iš jų tie, kurie domisi politinių laukų, stebi viešąją erdvę, turbūt neblogai pažįsta, bet 60 Seimo naujokų yra naujajame parlamente. Tai yra žmonės, kuriems tai yra pirma kadencija, kiti yra arba perrinkti, arba sugrįžę į Seimą po pertraukos. Tai šiandieną kalbėsimės su dviem Seimo naujokais. Studijoje yra buvęs krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia Visagino savivaldybės tarybos narys buvęs, taip pat ir mero pareigas laikinai ėjęs buvęs sportininkas Jevgenij Šuklin. Sveiki. Labadiena. Pone Jeglinskai, nuo jūsų pradėkime, toks apšilimui gal klausimas, sakyčiau, turbūt sporto žurnalistai uždavinėja dažnai šitos klausimus prieš kokias nors svarbės sporto varžybas. Jums jau svarbus renginys, jeigu taip galima pavadinti, vakar buvo, tai yra priesaikos. Ne visi Seimo nariai prisiekdami sugeba tą priesaiką tvarkingai pasakyti. Tiek jum, tiek ponui Šuklinui žiūrėjau, pasisekė puikiai, bet buvo jauduliuko kiek nors. Manau, kad natūralu. Jauduliukas turi būti. Vis tiek esame išrinkti žmonių. Tai yra, manau, ir garbė, ir privilegija bus stovėti tenai ir dėti ranką ant konstitucijos ir perskaityti tą priesaiką. Tai yra svarbus momentas. Tai aš manau, kad čia normalu, kad kai kurie žmonės galbūt labiau jaudinasi, mažiau jaudinasi, bet tikrai atmosfera salėje buvo pakili ir manau, kad žmonės tikrai didžiuojamas tai, ką išsirinkome. Demokratija veikia, išrinkome naują Seimą, be jokių iššūkių. Iššūkių visą laiką yra rinkiminių, bet turime valdžios pasikeitimą, tai rodo, kad demokratija veikia. Tai yra turbūt geriausias, džiaugsmingiausias dalykas, ką galime kol kas matyti. Pone Šuklinai, kaip jums tas jausmas laikyti ranką ant konstitucijos ir prisiekti būti naujuoju Seimo nariu? Tai tikrai puikus jausmas, nes didelis darbas buvo atliktas, padarytas, tikrai buvo tas rinkiminis maratonas ilgas, be išeiginių ir kada jau tas, kaip ir galime sakyti, apdovanojimai, kada įteikiamas ženkliukas Seimo nario ir gali perskaityti priesaiką, tai tikrai labai malonus jausmas, bet ir įpareigojantis labai, nes iš karto pradedi galvoti, čia prasme, iš sporto pas mane liko, jeigu laimi varžybas, tai iš karto nulypęs nuo apdovanojimų pakilos jau galvoji apie sekančias varžybas, kaip išlaikyti tą kartelę. Tai ir čia irgi lygiai taip pat, nes stovėjau, lygtais malonu, tas etapas įveiktas, bet iš karto ta atsakomybė prieš rinkėjus ir iš karto norisi ko greičiau pradėti dirbti, kad įrodyti savo darbais. Kaip sekasi Seimo koridoriuose? Žinau, kad ten gali būti pakankamai painu. Nepasiklydot? Tai ne, 10 metų esu Visagino savivaldybės tarybos narys ir iš tikrųjų stengiuosi būti aktyvus tarybos narys ir kartais net ne pagal tarybos nario kompetenciją važiuodavau tiesiai, jeigu turėjau kažkokios klausimus susijusi su mūsų savivaldybė, su mūsų miestu, tai važiuoti tiesiai į Seimą, registruotis, susitikti ir su Seimo nariais, ir su Seimo pirmininkė, dažnai irgi susitikimus turėjom, tai labai jau pripratau prie šitų koridorių ir jokios problemos man nebuvo. Pone Jeglinskai, pereisim toj prie politinių dalykų ir, kaip ir minėjau, ar ne, nesat jūs naujokas politinėme lauke. Gal daugiau Lietuvoje apie jūs pradėjo šnekėti per prezidento rinkimus, buvote vienas iš kandidatų ir kaip buvo toksai pokštas, ar ne, kad ką gali Giedrimas Jeglinskas apie save pasakyti, kad buvo NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, ar ne? Tai aš noriu, kad mes išsiaiškintume šitą dalyką, nes taip, jūs buvot pristatomas ir pats save pristatydavot kaip NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, bet kokios tiksliai buvo jūsų pareigybės, nes aš kaip suprantu, jūs strateginėme ir operacinėme valdyme nedalyvavot, ar neteisus aš esu? Ne, visi, čia šiek tiek kitaip yra. Reiškia, NATO politinė vadovybė susideda iš turbūt 10 žmonių. Pirmiausia yra generalinis sekretorius, tai yra politiškai paskirtas vadovas, šio dabartinis yra Mark Rutte, po to yra tas vadinamas pavaduojantysis, reiškia Deputy Secretary General, irgi politinis, reiškia, žmogus. Mano laikais tai buvo Mircea Joana, buvęs užsienio reikalų ministras Rumunijos, dabar kandidatas ir į Rumunijos prezidentus beje. Ir tada yra 8 tie vadinami pavaduotojai, funkciniai pavaduotojai. Ir visi mes esame politiškai paskirti, tai vadinami Assistant Secretary General. Ir
Mūsų visiškai kita skirtinga yra ten ir apmokėjimo skalė, visai pagal kitą, visi kodai skirtingi, tai yra, tu nesi ta NATO biurokratija, tu esi politinė vadovybė. Mano sritis buvo tas vadinamas organizacinis valdymas, finansai, visas žmogiškasis kapitalas, tai yra 7000 žmonių, visa mūsų, ta vadinama, personalo politika, investicijos technologinės, investicijos į infrastruktūrą, finansai, biudžetas, ir tai sunkios dalis, bet jos, kaip sakyti, jos, kurios užtikrina, kad NATO veikia. Bet tai jūs reiškia konkrečiai tada, sakykime, prie kažkokių tai saugumo sprendimų neprisidėjot? Tai prie saugumo sprendimų NATO prisideda tik tai šalis, sprendžia tik tai sąjungininkai. Mes ruošiame medžiagą, visi nuo to pačio Jenso Stoltenbergo. Niekas nepriiminėja sprendimų toje vadovybėje. Mes parengėme informaciją, reiškia, visą, kad sąjungininkai galėtų priimti tos sprendimus per gynybos ministrų susitikimus, per užsienio reikalų ministrų susitikimus, per NATO lyderių susitikimus. Taip veikia alijansas. Sprendimai yra visi sąjungininkų rankose, ne NATO pačios organizacijos. Gerai, į Seimą, naująjį 14 kadencijos Seimą sugrįžkime. Tai kokia, ta prasme, dar nėra ar ne tų oficialių sprendimų dėl komitetų, bet kokiame jūs dirbsite, kur jūs savo darbą įsivaizduojate? Na, turbūt natūralu, kadangi, kaip minėjote apie mane, NATO, esu buvęs krašto apsaugoje, esu žvalgyboje, kariuomenėje tarnavęs, pradėjau šį gynybos saugumo kelią prieš 25 metus. Tai natūralu, kad mano kompetencijos, mano žinios, mano autoritetas yra krašto apsaugos, gynybos, saugumo srityse. Tai NSGK turbūt yra būtent tas komitetas, kuris labiausiai įsijungia iš tas veiklas. Aišku, mes žvelgsime į reikalus ne tik per krašto apsaugos prizmę, bet ir vidaus reikalų sistemos prizmę, žvalgybinių institucijų veiklą. Tai vėlgi kalbame apie tokį jungtinį dalyką ir aš manau, kad aš ateinu į tą bendrai į Seimą ir į tas pareigas, kuriuose aš jau galiausiai kažkur nusėsiu, kur tai bebūtų, su labai aiškia vizija, kad turime įgalinti mūsų vyriausią ginkluotų pajėgų vadą, tai yra šalies prezidentą, sukurdami tą aiškę politinę gynybos architektūrą, tai yra NSGK, krašto apsaugos ministerija ir viršuje jo yra prezidentas, kad krizėje atėjus, konfliktui atėjus, prezidentas turėtų visus įrankius, kad jis galėtų užtikrinti Lietuvos saugumą. Tai čia yra mano kompetencijos ir aš tą pasirengęs daryti. Jūs esate valdančioje koalicijoje, jūs vienas iš tų žmonių, kuris, sakykime, kas susijęs su saugumu, krašto gynyba, turbūt turite vieną iš didžiausių patirčių. Tai būsite pirmininkas NSGK? Na, iš tikrųjų, pamatysime. Čia yra dabar vyksta dar ir visi komitetai, pakomitečiai komisijos, viskas yra dar, kaip sakyti, tokių žodinių susitarimų, iš kažkokių tai pirminių draftų, formoje. Aš manau, kad tai yra viena iš opcijų, kad galima daryti, bet aš sakau, reikia nepamiršti, kad yra architektūra susideda iš kelių dalykų. Yra, aišku, yra ir ministerija, yra ir komitetas, bet svarbu, kad ta architektūra veiktų ir įgalintų prezidentą priimti sprendimus. Pone Šuklinai, ne pirmas jūs sportininkas patekęs į Seimą, turbūt garsiausias ir ilgiausiai Seime dirbantis Virgilijus Alekna yra iš jūsų frakcijos. Kartu šiemet su socialdemokratais pateko Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė. Yra ko gero toks stereotipas, kad jeigu buvęs sportininkas ateina į Seimą, tai jisai išskirtinai dirbs su sporto, jaunimo klausimais ir panašiai. Ar ir jūsų tokia yra siekiamybė, ar jūs turit kažkokį tai kitą planą? Kitą planą tikrai, nes labai dažnai klijuojama ta etiketė, jeigu sportininkas profesionalus ir kažką pasiekia sporte, tai iš karto visam gyvenimui jis turi būti arba geriausiu atveju treneriu, arba tęsti sportininko karjerą. Tai mano įsilavinimas šiaip esu politinių mokslų magistras, viešojo administravimo specialistas, tai 10 metų patirtis dirbant savivaldybės taryboje ir kaip tik matau savo vietą ir ėjau į rinkimus, ta prasme, mačiau save komitete, valstybės valdybių komitete, nes žinau problemas savivaldybių ir kaip tik norėjau nukreipti savo visą dėmesį regionų stiprinimui, esu regiono atstovas. Bet pas mus komandoje yra žmogus, kuris tęs savo darbus, Ričardas Juška, savivaldybės komitete, tai dabar
tas pasirinkimas, nes kaip naujokui nebuvo didelis, bet pasirinkau savo temą, kuria labai ir man artima, ir mūsų regionui, tai sveikatos komitetas. Tikrai, su sportas čia buvo jaunystės, galima sakyti, užsiėmimas, ten pasiekiau tiek, kiek galėjau, o dabar vis tiek mano idėjas, mano jau patys norėtųsi realizuoti kitose srityse. O tai, atsiprašau, dar kartą, jeigu galit pakartoti, tai kuriame komitete jūs būsite? Dabar kol kas preliminariai, kaip jau kolega pasakė, tai dar kol kas tokie susitarimai tie žodiniai, bet kol kas pasirinkau iki tokio patvirtinimo, dar galvoju iki pirmadienio, bet sveikatos komitetas. Bet aš kaip suprantu, jūsų vis tiek pagrindiniai tikslai, jie siejasi su tam tikra regionų politika, ar ne? Taip, esu išrinktas kaip vienmandatininkas, tai ir mano manimu vis tiek daug kolegų įsivaizduoja kitaip tą rinkiminę modelį, kad tiesiog išrenka regionai, bet apygardos ir tada jau dirba, ta prasme, Seime. Aš vis tiek manau, kad vienmandatininkų tie įsipareigojimai didesni truputį, vis tiek tu turi visada palaikyti ryšį su savo regionu ir padėti spręsti savo regiono problemas. Tai mes pakankamai nemažai turim čia tokių klausimų, kurių reikia greitų metų spręsti. Tas pats klausimas dar dėl komisijos ir norėčiau ir matau save energetikos komisijoje, nes iš tikrųjų turim uždaromą atominę elektrinę ir labai daug tokių niuansų, kur ką tik su pagalba mūsų frakcijos dar praeitoj kadencijos pabaigoje sustabdėm tą, mano manimu, neapgalvotą reorganizaciją atominės elektrinės, nes jau buvo padaryti visi teisės aktai, kad reorganizuoti atominę elektrinę į uždarą akcinę bendrovę, kur mes kaip gyvenantis Visagine, dirbantis Visagine ir atominiai elektriniai, tai turim labai daug rizikų, matom labai daug rizikų. Tai ir norėčiau šitas visas temas, nes manau, kad tinkamo atstovavimo yra pačios atominės elektrinės, nes turim tokį tikrai strateginį didelį branduolinį objektą, kuris uždaromas ir dar bus uždaromas iki turbūt 2050 metų. Tai tikrai tinkamo to atstovavimo ir ryšio su centrinė valdžia nebuvo. Tai kaip tik ir matau save sprendžia šitas temas. Pone Šuklinai, dar trumpai, jūs sakot, vis tiek vienmandatininkams jiems galbūt truputėlį didesnės, ar ne, atsakomybės, jie tam tikram regione, tam tikroje vienmandatėje yra išrinkti, bet su vienmandatininkais dažnai būna ir problema, kad jie pradeda dirbti savivaldos lygmenių, o ne nacionalinių lygmenių ir atstovaudami, sakykime, tik tai kažkokios tai grupės žmonių interesą ten, kur jie buvo išrinkti. Kaip ar jūs turite kažkokį tai vaistą, receptą, kaip neperžengti tos linijos ir nebūti Seime savivaldos politikų, bet būti nacionaliniu mastu politikų? Todėl ir pasakiau, kad daugiau truputį įsipareigojimų turi vienmandatininkai, nes jie tą patį darbą turi ir gilintis visos nacionalinio lygio klausimus Seime, kaip kiti Seimo nariai, bet prie to pačio turi nepalikti ir ryšio su savo apygarda, kur jie išrinkti, ir tas problemas, aišku, globalesnės negu ten duobių, ten tvarkymas kelių ten priežiūra ir taip toliau. Čia, aišku, savivaldos, bet su savivalda turi palaikyti ryšį. Ir tos problemas tokios globalesnės, kur aš pasakiau, tai ne savivaldos lygmenys sprendžiama problema, pavyzdžiui, dėl atominės elektrinės uždarimo. Čia jau truputį kitas lygis nacionalinės politikos. Tai tikrai daugiau, ir šiandien kaip tik esu Visagine, nes planuoju susitikimus su jau atstovais, su merais, kur galėčiau kitą savaitę planuosiu susitikimą su atominės elektrinės atstovais, ta prasme, kad jau nešti į Seimą problemas ir kaip mes galėtumėme spręsti. Tai nesakau, kad čia vienmandatininkų pareiga vien gilinti į tos savivaldos lygmens problemas, o papildomai daugiau dėmesio skirti ir savo apygardos klausimais.
Pone Jeglinskai, kol kas ne tik tai komitetų klausimas nėra išspręstas, bet ir vyriausybės, premjero, tam tikri kandidatai yra, ar ne? Jūs esat vienas iš tų žmonių, kuris buvo minėtas ir tarp galimų kandidatų į krašto apsaugos ministeriją, turbūt ta frontrunnerė, jeigu taip galima sakyti, ar ne, lyderiaujanti yra Dovilė Šakalienė, pagal koalicinę sutartį jiems ir priklauso krašto apsaugos ministerija. Bet ar jūs dar matote galimybių, kad galbūt jūs galėtumėt būti ministras? Ir ar tai yra šiaip iš esmės jūsų siekiamybė? Na, aš tik tiek pasakysiu, kad mano siekimybė yra dirbti Lietuvai, daryti ją saugesnį ir iš tikrųjų padėti prezidentui tame saugumo architektūros kaip lyderiui, kaip vyriausiam ginkluotųjų pajėgų vadui, iš tikrųjų, kad jis turėtų visus įrankius, kurie leistų jam apsaugoti Lietuvą ir ginti ją. Dabar kalbant apie ten, pradėjom nuo komiteto klausimų, dabar prie ministerijų, aš manau, aš savo kompetencijas esu parodęs, aš jas esu išreiškęs tiek ir beje ir pačios prezidentinės rinkimų kampanijos metu ir dabar aš atnešu tam tikrą autoritetą, turiu žinias, patirtį, santykius su Jungtinių valstijų, ypatingai Respublikonų administracija. Tai aš būsimąją, ar ne? Būsimąją, tai dabar jau besiformuojančią, aiškiai, Trumpo komandą ir bendrai, aiškiai, Senate ir bendrai Kongrese. Tai vėlgi, aš manau, kad šioje geostrateginėje situacijoje tai, ką matome su Donaldo Trumpo išrinkimu, su Respublikonų atėjimu į Jungtinių valstijų valdžią, mūsų vyriausybė bendrai turėtų būti tikrai geostrategiškai aktuali, turi atliepti šitos geostrateginius geopolitinius pokyčius. Čia dabar jau tikrai ne nuo manęs priklauso, aš visą laiką pasirengęs tarnauti, visą laiką pasirengęs iš tikrųjų duoti savo ekspertizę, žinias, kontaktus ir labai aiškią viziją, kaip krašto apsauga ir kariuomenė bendrai turi vystytis, reiškia, atsižvelgiant į šias grėsmes ir besikeičiančią geopolitiką. Tai aš pasirengęs, bet šiuo laiku tai yra tikrai nebe mano sprendimas. Tai, bet jeigu jūs esate toks pasirengęs, būtumėte pasirengęs vadovauti ministerijai ir, sako, turit kompetencijų, pažinčių ir visa kita, kas būtų reikalinga, ypač va tokių geopolitinių laikotarpių ar besikeičiant Jungtinių Amerikos valstijų valdžiai, ar ne? Kodėl Demokratų sąjunga nesugebėjo koalicinėse dėrybose išsireikalauti šitos ministerijos? Na, žiūrėkite, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos iš tikrųjų pateikė ir buvo vienintelė turbūt partija, kuri turėjo pilną ministrų kabineto kandidatus į ministrus reiškia postą. Tai tikrai mes turėjome ir turime tikrai kompetitingą komandą ir tai yra viena iš priežasčių, dėl ko mes prisijungėme prie šitos koalicijos, kad atnešame tikrai labai stiprias profesinius įgūdžius ir žinias, kurios yra reikalingos Lietuvai ir ministrų kabinetui, kad jis būtų iš tikrųjų aktualus besikeičiančiam politiniai dinamikai. Dėrybos yra komplikuotas dalykas, tai yra kaip yra dabar. Aš manau, kad tiesiog mes išlaikome tą žinią turbūt visiems ir žinią, kad galite vadovauti krašto apsaugos ministerijai. Demokratų sąjunga tikrai turi kandidatus į visus postus ir krašto apsauga yra vienas iš tų postų, kur irgi turime kandidatą, kuris yra pasirengęs žengti tą žingsnį. Tai esate jūs? Tai esu kaip, taip, tai reiškia mūsų kabinete, aš esu tas numatytas, kuris buvau kaip šešėlinis, reiškia, tas vyriausybės krašto apsaugos ministras. Taip. Gerai, kaip jūs žiūrite, na, turbūt visiems akivaizdu, ne pačia turbūt geriausia nata valdančioji koalicija pradeda darbus, aš turiu omeny tai, kas vyksta aplinkui, ten ir protestai, ir nuomonės dėl Remigijaus Žemaitaičio. Kaip jūs žiūrite į tai, kad koalicijoje yra Nemuno aušra ir čia aš labiau jūsų klausiu, ar ne, kaip vėlgi saugumo krašto apsaugos žinovo ir eksperto, nes yra dabar irgi tokių vertinimų, ar ne, kad jos Nemuno aušros buvimas koalicijoje gali turėti tam tikrų saugumo iššūkių, Vokietijos brigados klausimų, bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, santykių su Izraeliu ir panašiai ir panašiai. Kaip jūs visą tai matote? Na, aš visą laiką sakydavau, kad mūsų čia kiekvienas toks įvykis, kaip įtraukimas, pavyzdžiui, pana Žemaitaičio į koaliciją, mums duoda. Mums reikia toliau aiškintis ten, amerikiečiam, vokiečiam, Izraeliui, kad žiūrėkite, kas čia vyksta ir aiškintis, kodėl tai čia dar galima dirbti su tokiu žmogum, su tokia partija ir taip toliau. Bet čia yra, aišku, tai yra įtakoja mūsų saugumo užsienio politiką ir mes turime padaryti viską, kad bendraujant su mūsų partneriais, su sąjungininkais, mes tokių dalykų reiktų išvengti. Dabar
tikrai kalbant tiek su amerikiečiais, tiek su vokiečiais, tiek su Izraelio ir netgi Azijos partnerių ten lyderiais per praeitą savaitę, tikrai kai aš aiškinu, jie supranta mane, kad aš iš kokios pozicijos aš ateinu, aš žinau, kad aš palaikau nei ką tokios dalyko. Bet, ką aš noriu pasakyti, ką vakar pirmoji Seimo sesija parodė, kad iš tikrųjų, nepaisant to, mes turime labai stiprų Seimo pirmininką, kuris buvo išrinktas su rekordiniu balsuotojų skaičium. Manau, kad tos daug... Pasirinkimo kito nebuvo. Taip, pasirinkimo nebuvo, bet vis tiek, žinote, gali susilaikyti, gali prieš, bet palaikymas yra iš visų pusių. Tas pats buvo ir netgi su vicepirmininkais. Tai aš manau, kad mes, nepaisant to, tai nėra triukšmas, tai yra, tą turime atliepti. Tai, kas yra apie tai antisemitiniai dalykai, visi turime atliepti ir užsienio politikoje, ir saugumo politikoje turime labai aiškiai savo kryptį parodyti, kad mūsų užsienio politika eina per Jungtinių valstijų politiką, tai reiškia parama per Izraeliui, tai yra santykiai darbiniai su Vokietija, tai yra ir tas pats Taivanis, tai yra, matome dabar pačio Trumpo administracijoje, yra labai antikiniškos, tokios tikros, reiškia, asmenybės ir matome, kur eista užsienio politika Kinijos atžvilgiu Jungtinėse valstijose. Mes esame tikrai, manau, geroje pozicijoje šiuo metu, neturėtume paleistos pozicijos. Tai vėlgi, užsienio politikoje ir saugumo politikoje turime turėti būtent ir komitete, ir ministerijoje žmonės, kurie iš tikrai galėtų stipriai atstovauti Lietuvą ir labai aiškiai nustatyti tą mūsų kryptį. Tai čia, manau, vėlgi čia Demokratų sąjunga turi ten kandidatų, mes visur turime stiprių, bet vėlgi aš nesakyčiau, kad tai, kas vyksta vidiniai politikai, galės, dabar iškart sužlugs viskas, nes parama, kuri buvo vakar Sauliui Skverneliui ir kitiem vicepirmininkam, manau, yra tikrai beprecedentė. Tai tiesiog leiskime dabar priiminėti sprendimus, dirbti ir matyti ir parodyti rezultatus. Pone Šuklinai, po rinkimų kurį laiką dar buvo tam tikrų indikacijų, kad galbūt liberalų sąjūdis gali būti valdančiosios koalicijos dalis. Labai nusivylėte, kai tai neįvyko? Ne, aš pirmiausia norėčiau sureaguoti, kolega pasakė, kad su rekordiniu, Seimo pirmininkas laimėjo su rekordiniu skaičiu palaikymo balsų, tai prieš 4 metus noriu priminti, kad Viktorija Čmilytė tiek pat surinko palaikymo Seime, bet tada koalicija buvo šiek tiek mažesnė. Tai tiesiog čia tokia replika. O kas liečia dėl darbo koalicijoje, tai iki rinkimų, iki rezultato paskelbimo, tai liberalų sąjūdis aiškiai deklaravo savo poziciją, su kuriomis politinėmis jėgomis nedirbs koalicijoje, tai taip ir atsitiko. Tai dėl to kito pasirinkimų kažkokį ir net diskusijų nebuvo tam. Tai visi vienbalsiai ir frakcijos nariai palaikė tą poziciją, kad nedirbti su tokia koalicija, nes dėl vieno partnerio. Tai tas partneris yra Nemuno aušra, ar ne? Bet ar tai buvimas opozicijoje, kaip smarkiai apsunkina jūsų galimybės, sakykime, jūsų asmeniškai, ar ne, ar frakcijos bendrai dėl tam tikrų išsikeltų tikslų? Akivaizdu turbūt, kad juos pasiekti bus sunkiau. Manau, kad kolega irgi turbūt patvirtins, kad jeigu geros iniciatyvos eina iš kitų partijų ir net opozicinių, tai dažnai palaikys ir kiti Seimo nariai ir esantis koalicijoje, tai ta prasme svarbu generuoti geras idėjas ir nešti ir bendrauti su visais. Tai tas parodė vakar ir tas palaikymas ir Seimo pirmininko pavaduotojų irgi, nes nemažai balsų surinko ir Viktorija Čmilytė, ir konservatorių atstovė. Tai manau, kad svarbu dirbti, bendradarbiauti, nes ir kad būtų tikslas padaryti gerą Lietuvos žmonėms ir Lietuvai. Tai tada, manau, galima savo idėjomis palaikymą surinkti ir net esant opozicijoje. Ir dar trumpai panašu, kad kitą savaitę jau gali būti teikiama į premjerus Gintauto Palucko kandidatūra. Jūs frakcijoje esate jau nutarę, palaikote, nepalaikote šitą kandidatūrą? Ne, frakcijos vardu dabar negaliu tikrai komentuoti šitos temos, nes turėsim kitą savaitę frakcijos susirinkimą ir tada tikrai jau patvirtinsim, aptarsim ir galėčiau tada, turbūt frakcijos seniūnė ir tą poziciją savo išreiškti. Pone Jeglinskai, jums irgi tas pats klausimas, man nelabai čia aišku kyla abejonių, ar jūs kaip frakcija palaikysite ar nepalaikysite Palucko kandidatūrą, bet jeigu taip asmeniškai žiūrėtumėte, ar tai yra tikrai tinkamiausias šiuo metu kandidatas vadovauti vyriausybei?
Na, žiūrėkite, dabar aš manau, kad pasitraukus pirmininkiai turbūt mes turime šį variantą ir aš manau, kad siekiant darnos, siekiant kažkokio tai bendro darbo, tikrai tikiu, kad koalicija, tikrai palaikysime Gintauto Palucko kandidatą. Palaikyti, aš suprantu, viskas tvarkoja valdančioji koalicija, bet ar pats tinkamiausias kandidatas? Na, čia, žinote, šiuo metu gaunasi, kad taip. Tai aš manau, o ką reiškia gaunasi? Na, taip gaunasi, ponia Vilija pasitraukė, tai turime antrąjį kandidatą, bet, žinote, mūsų čia ne tik pareiga, bet manau esmė yra, kad jeigu mes norime dirbti kartu, koalicijoje visi kartu ir eiti pirmin, tai jeigu yra sutarimas, tai tiesiog einame ir duodame tą mandatą Gintautui, kad suformuoti vyriausybę ir ministro pirmininku tiesiog. Jeigu to nedarome, nerodome tos paramos, tada ko verta ta koalicija. Tai vėlgi, aš manau, kad čia labai aiškiai mes vis tiek turime dirbti kartu ir eiti pirmin. Taip, šiandien tiek laidoje naujai išrinkti Seimo nariai Giedrimas Jeglinskas, ačiū Jums. Nuotoliu taip pat Jevgenijus Šuklin, ačiū ir Jums. Mes tikrai dar tęsime laidose Alfa taškas pažinti su naujai išrinktais Seimo nariais, ko gero jau kitą savaitę tą padarysime. O dabar ačiū visiems žiūrėjusiems, gražaus savaitgalio ir pasimatome pirmadienį. Iki.